Žinios lengvai. Remia Telia. Kviečiame klausytis apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Lengvai suprantama kalba reikalinga žmonėms, kuriems yra sunku skaityti ir suprasti įprastus tekstus. Patvirtinta naujoji Europos komisija. Lapkričio 27 dieną patvirtinta naujoji Europos komisija. Naujoji Europos komisija dirba Europos parlamente. Europos parlamente yra 688 nariai. Jie sprendžia svarbius Europos šalių klausimus. Nariai yra iš skirtingų Europos šalių. Žmonės iš Lietuvos taip pat yra Europos parlamente. Už naująją Europos komisiją balsavo 370 Europos parlamento narių. Tačiau prieš naująją Europos komisiją balsavo net 282 Europos parlamento nariai. Tai reiškia, kad Europos parlamento narių nuomonės labai skiriasi. Anksčiau komisijos pirmininkė buvo Ursula von der Leyen. Šiais metais ji vėl yra išrinkta Europos komisijos pirmininkė. Ji yra iš Vokietijos. Specialistai sako, kad ne visi Europos parlamento nariai pasitiki Ursula. Neseniai Ursula von der Leyen pristatė savo programą. Programoje parašyta, ką ji planuoja veikti ateinančiais metais. Ursula von der Leyen nori parengti konkurencingumo gaires. Gairės yra dokumentas. Šiuose gairėse bus parašyta, kaip šalys gali mokytis naujų dalykų ir dirbti kartu. Taip pat Ursula von der Leyen nori padidinti Europos šalių saugumą ir sumažinti taršą pasaulyje. Tai reiškia, kad Ursula nori, kad oras pasaulyje būtų švaresnis. Pavyzdžiui, Ursula nori kalbėtis apie tai, kaip ateityje bus gaminami automobiliai. Automobilių gamyba labai teršia orą. Europos parlamente yra ir lietuvių. Vienas iš Europos parlamento narių yra Andrius Kubilius. Jis tapo ir eurokomisaru. Eurokomisaras yra Europos parlamento narys, kuris rūpinasi tam tikrą sritimi. Andrius Kubilius rūpinasi Europos saugumu. Paliaubos tarp Izraelio ir Libano grupuotės Hezbollah. Izraelyje, Gazos ruože, kuris yra prie Izraelio, ir Libane jau beveik metus vyksta karas. Amerikos prezidentas Joe Bidenas pranešė, kad Izraelis ir Libano grupuotė Hezbollah pasirašė taikos susitarimą. Šis susitarimas truks 60 dienų. Šiame taikos susitarime parašyta, kad Libano grupuotė Hezbollah, kuri kariauja su Izraeliu, turi pasitraukti iš tam tikrų vietų, kurios yra prie Izraelio. Vietoj šios grupuotės ateis Libano kariai. Libano kariai prižiūrės, kad viskas vyktų tvarkingai. Pavyzdžiui, kad tikrai būtų išvežti ginklai, kuriais naudojosi Libano grupuotė. Nors taikos susitarimas buvo pasirašytas lapkričio 27 dieną, jau dabar Izraelis ir Libanas sako, kad šio susitarimo nėra laikomasi. Vilniuje kils automobilių parkavimo kainos. Vilniaus savivaldybės nariai pritarė, kad Vilniaus senamiestyje kiltų automobilių parkavimo kainos. Tai reiškia, kad žmonės turės mokėti daugiau pinigų, jeigu pasistatys savo automobilį stovėjimo aikštelėje Vilniaus senamiestyje. Vilniaus senamiestyje automobilių parkavimo vietos yra suskirstytos į zonas. Kiekvienoje zonoje automobilių parkavimo kaina yra skirtinga. Pavyzdžiui, anksčiau mėlynoje zonoje už 1 valandą reikėjo mokėti 2,50 €. Dabar mėlynoje zonoje už 1 valandą reikės mokėti 4 €. Anksčiau raudonoje zonoje už 1 valandą reikėjo mokėti 1,50 €. Dabar raudonoje zonoje už 1 valandą reikės mokėti 2,50 €. Anksčiau geltonoje zonoje už 1 valandą reikėjo mokėti 60 centų, dabar geltonoje zonoje už 1 valandą reikės mokėti 1 eurą. Anksčiau žalioje zonoje už 1 valandą reikėjo mokėti 30 centų, dabar žalioje zonoje už 1 valandą reikės mokėti
50 centų. Taip pat, jeigu daugiabučių gyventojai nori, šalia jų namų galės atsirasti baltoji zona. Šioje zonoje pasistatyti automobilį 1 valandai kainuos 20 centų. Tačiau jeigu žmogus gyvena Vilniuje, šalia baltosios zonos, vieną automobilį jis galės pasistatyti nemokamai. Jeigu žmogus turi daugiau automobilių, už juos jis turės mokėti. Bus tvarkoma Sabalunkų stovyklavietė. Sabalunkų stovyklavietė yra Lietuvoje, prie Luodžio ežero. Ši stovyklavietė yra Gražutės regioniniame parke. Regioninis parkas yra vieta, kurioje yra daug gamtos. Ši gamta yra saugoma. Tai yra vienintelė stovyklavietė Lietuvoje, kuri yra pritaikyta žmonėms su judėjimo negale. Tai reiškia, kad į šią stovyklavietę gali atvykti žmonės, kuriems yra sunku vaikščioti ir jie juda vežimėliu. Stovyklavietėje bus tvarkomi suoliukai, pavėsinės, takai, kuriais galima vaikščioti arba judėti vežimėliu. Jau pavasarį galėsite apsilankyti Sabalunkų poilsiavietėje. Swedbanko bankomatais galės naudotis ir žmonės, kurie turi regos negalią. Dabar žmonės su regos negale galės naudotis Swedbanko bankomatais. Bankomatas yra didelis prietaisas, iš kurio galite pasiimti pinigų. Pinigų galite pasiimti tik tada, jeigu turite banko kortelę. Bankomatus galite rasti pavyzdžiui parduotuvėse, prie parduotuvių, mieste. Dabar žmonės, kurie turi regos negalę, pavyzdžiui, negali matyti, irgi galės pasiimti pinigų iš bankomatų. Bankomatuose bus programa, kuri galės garsiai perskaityti, kas yra parašyta ant bankomato ekrano. Tačiau jeigu norėsite, kad bankomatas jums perskaitytų tai, kas yra parašyta ant ekrano, turėsite atsinešti savo ausines. Ausinės turi laidą. Šį laidą jums reikės įjungti į bankomatą. Dešinėje bankomato pusėje yra maža skylutė. Ten galite įjungti ausines. Naujienų apžvalgą parengė Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Miglė Baltrūnaitė. Vertino Inga Olševskytė. Skaitė Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Žinias lengvai remia Telia.